Įprasta galvoti, kad ortodontinės anomalijos tai yra tik kreivi dantis, bet tai apima daug plačiau ir jos yra nustatomos įvairaus amžiaus žmonėms, ne tik vaikams. Ortodontinės anomalijos gali būti skirstomos pagal tai, kur yra nukrypimas nuo normos, galima sakyti, ar tai yra tik dantų padėties anomalija, tai kai yra, tarkim, pasisukęs vienas dantis, pasisukę keli dantis, ar tai yra dantų eilių problema, tai reiškia, kai visas vieno žandikaulio dantų lankas yra, tarkim, nesimetriškas ir gretimi dantis yra pakrypę į tam tikrą pusę, arba gali būti, kai yra sutrikęs balansas tarp viršutinio ir apatinio žandikaulių, tai tada jau ta problema yra rimtesnė, atitinka skeletinę klasę. Na ir viską dar labiau apsunkinant, galima sakyti, kad nėra tokių izoliuotų sąkandžio anomalijų, jos gali būti mišrios, tai reiškia, kad ir dantis gali būti kreivi, ir žandikaulių santykis netaisyklingas. Daugeliu atveju taip, bet nebūtinai. Kartais paprasti žmonės mato tik vieną kreivą dantį, nors jisai iš tikrųjų parodo, kad yra problema ne tik tame dantyje, bet apskritai dantų lankuose ir žandikauliuose. Tai pasakyti, kad jeigu matot kreivą dantį, kad tik jis vienas ir yra didžioji problema, negalime. Daugeliu atveju tai būna, kaip ir minėjau, mišrios sąkandžio anomalijos. Čia gal priklausys nuo amžiaus grupės, vaikams dažniau pasitaiko žandikaulio dydžio netitikimas arba, tarkim, dėl neigiamų aplinkos poveikių, tokių kaip kvėpavimas per burną ar piršto čiulpimas, nutinkančios sąkandžio anomalijos, dantų dygimo sutrikimai. Tuo tarpu suaugę žmonės dažniau kreipiasi dėl vadinamos antrinės sąkandžio anomalijos, kuomet, tarkime, netekus vieno danties ar keleto dantų, gretimi dantis pasvyra į tą defekto pusę ir sukuria tokią antrinę apsunkintą sąkandžio anomaliją. Arba gali būti, kad suaugę, tarkim, yra trinantis dantimis, jie griežia dantimis, kitaip sakant, ir nuo to hiperfunkcijos atsiranda dantų nudilimas, kuris vėlgi, esant sąkandžio anomalijų, yra didesnis. Gal nuo amžiaus grupės priklausytų, tai vaikams tikriausiai labiausiai ne tai, kad šokiruojančias, bet didžiausias nukrypimas nuo normos, ar ne, kai yra tam tikrų sindrominių sutrikimų atvejai, tuomet sąkandžio anomalija irgi būna labai didelė ir apimanti daug dalykų, o suaugusiam esu mačiusi, kad atrodo atėjo vyrukas visiškai normalus, iš veido nieko nepasakysi ir sukanda į visiškai absoliučiai blogą sąkandį, bet neturi jokių nusiskundimų. Ir tas ir yra keisčiausia, kad sąkandžio anomalija atrodo ypač bloga, bet jisai niekuo nesiskundžia, nes jis gali dvigubai sukasti, reiškia sukasti labai į priekį ir normaliai tiesiai. Tai gal čia labiausiai nustebinančius buvo. Taip, iš tikrųjų, sąkandžio anomalijos jis yra labai paplitę, bet tik tai dalis pacientų turės tam tikrų specifinių nusiskundimų. Nes šiaip sąkandžio anomalija, tai dantis iš to sąkandžio anomalijos pusės nėra gyvybiškai svarbus organas, ar ne? Tai ne širdis, ne inkstai, kuriems sutrikus jų veiklai žmogus negalėtų gyventi. Čia susideda keletą dalykų. Aišku, įprasta buvo anksčiau žiūrėti per funkciją, ar dantis yra tinkami atlikti funkciją, tai reiškia atkąsti ir kramtyti maistą, bet dabar ta sąkandžio anomalijos atpažinimo visas procesas apima daug daugiau, kadangi turime įvertinti, kaip žmogus jaučiasi, kokia jo emocinė sveikata, turėdamas tam tikrą dantų, tarkim, būklę, ar ne? Nes net ir vienas kreivas dantis gali kelti emocinių problemų, o vaikų amžiuje tai dantis yra viena iš dažniausių patyčių priežastim ir yra neseniai atliktas tyrimas, kurio metu nustatyta, kad atsikišę dantis yra daugiau nei 6 mm, vadinamas toksai atsikišimas, jisai kelia riziką patyčioms mokykloje. Tai mes turime žiūrėti ne tik ar dantis, su dantim žmogus gali kramtyti maistą, bet taip pat kaip jisai jaučiasi ir ar netampa kitų kažkokių pajuokos objektų. Yra net sukurtas indeksas, kuris
padeda gydytam ortodontam įvertinti, ar gydymas yra reikalingas. Tai vadinamas tas ortodontinio poreikio indeksas, kuris susideda iš dviejų dalių. Tai pirmiausia įvertini, kiek yra nukrypimas dantise nuo normos ir kita dalis svarbi yra, kaip žmogus jaučiasi, kaip jisai atpažįsta savo dantis pagal tą indeksą, juos abu susumuoji ir tada matai, ar tas ortodontinis gydymas konkrečiam žmogui yra reikalingas. Kartais mums jisai atrodys, kad vienas pasisukęs dantis nieko tokio, bet jeigu jam tai bus labai blogins jo savivertę, tai vis tiek gydymas jam bus reikalingas iš kitos pusės, ne iš funkcinės pusės. Gydymo laikas labai priklauso nuo to, kokia sąkandžio anomalija yra, nes noriu pasakyti, kad iš principo bet kuriame amžiuje tu gali koreguoti sąkandžio anomaliją, tik skirsis gydymo būdai. Vaikams mes norime gydyti galbūt kai kurias sąkandžio anomalijas anksti, tam, kad turėtume kuo geresnę prognozę ir galėtume išnaudoti jų augimo potencialą. Bet tai nereiškia, kad jeigu vaikas yra negavęs gydymo tam labiausiai palankiame laikotarpiu, vėliau jau nieko apie tai negalėsi padaryti. Tu galėsi padaryti, bet tai apims galbūt labiau komplikuotą kartais gydymą, galbūt reikia šalinti dantis, galbūt reikės dar kažkokių papildomų procedūrų atlikti, kad tu galėtum pakoreguoti. Dažniausiai, kas yra moksliškai patvirtinta, kad tarkime vadinama 3 klasė, arba kitaip sakant, kai yra atsikišęs smakras labai stipriai į priekį, kai kuriais atvejais tas atsikišimas yra ne dėl to smakro didumo, bet dėl mažo viršutinio žandikaulio. Tai tokias sąkandžio anomalijas mes norime gydyti kuo anksčiau, kad vėliau sumažinti ortognatinės arba kitaip sakant veido žandikaulio operacijos riziką, ar ne? Ir be to, kai yra mažas žandikaulis, tai tada linkę labiau neišdygti visi dantis dantų eilėse. Tai tokius vaikus norėtume pamatyti kuo anksčiau. Ne visiems jiems bus taikomas gydymas iš karto, nes tai priklausys nuo to, kas yra per sutrikimas. Ir paskui sekantis etapai tai yra vaikams bent jau sužiūrėti, kad visi dantis išdygtų laiku ir daugiau mažiau savo vietose. Ne visada tai yra įgyvendinama, bet laiku pastebėti dantų dygimo sutrikimus yra privaloma. Tada pagal eilę eina labiausiai palankus gydymui laikotarpis, tai vadinamas mišrus sąkandis, kitaip sakant, vaikui maždaug turėtų būti 10, 11, 12 metų, kuomet yra koreguojamos pagrindinės sąkandžio problemos, tokia kaip vadinama 2 klasė, kai yra mažas apatinis žandikaulis. Jisai Europoje yra labiausiai paplitęs, kaip ir Lietuvoje. Daliai vaikų jisai būna veiksmingas, daliai dėja ne. O visos kitos dantų padėties anomalijos jos gali būti gydomos tiek vaikams, tiek paaugliams, tiek suaugusiams žmonėms. Tik tai, kaip minėjau, jau skirsis apimtis, galbūt gydymo būdai, ar plokštelė, ar breketai, ar tiesinimo kapos. Čia priklausys tiesiog, kaip tu gydysi, bet iš principo pagydyti galima visose amžiaus laikotarpiuose. Kadangi yra susikaupę visuomeniai tas toksai galbūt ir nepasitenkinimas, šiek tiek, kad negalime į viešasis įstaigas laiku patekti pas ortodontą arba tada, kai norime, tai vėlgi reikėtų pagalvoti apie tai, kad jeigu, tarkim, vis tiek Lietuvoje yra kasmetinė vaikų dantų patikra. Kiekvienais metais prieš einant į mokyklą reikia nueiti ir pas odontologą. Tai jeigu odontologas mato tikrai tokią problemą, kur reikia greito įsikišimo, tai manau, kad jisai išrašydamas siuntimas kartu ir nukreipia pacientą tikslingai, nepalieka to žmogaus be jokio gydymo. Iš savo praktikos galiu pasakyti, kad tokio jau labai stipraus įsikišimo iš karto to reikia labai nedideliai daliai vaikų. Tai reiškia, kad visi kiti, kad ir palauks metus ar 1,5 metų, nuo to iš principo niekas kardinaliai nepasikeis gydymo eigoje. Galbūt tik tai gydymo metodas bus kitoks šiek tiek. Tai to nereikia bijoti ir kažkaip, aišku, visada galima ieškoti ir kitų, ar ne, ir privačiai dirbančių ortodontų ir nueiti pasirodyti, bent jau pasikonsultuoti, nes jie visada pasakys, ar tą gydymą dabar svarbu šiuo metu pradėti, ar galima ir luktelti kažkiek, tai ilgiau. Valstybė šiuo metu kompensuoja iš privalomojo sveikatos draudimo fondo vaikų gydymą ortodontinėmis plokštelėmis pagal tam tikras indikacijas.
Ir ta kompensacija priklauso, aišku, ir nuo sąkandžio anomalijos rūšies. Tai yra kompensuojamas gydymas plokštelėmis, taip pat ir funkciniais aparatais. Na, o breketai kompensuojami tik esant įgimtiems dantų nebuvimams. Tai reiškia, jeigu nesusiformuoja dantų užuomazgos arba jeigu dantis negali išdygti savaime iš kaulo, yra užstrigęs dantis. Taip pat vaikams turintiems labai ryškias veido deformacijas tokios kaip įgimtas lūpos ir gomurio nesaugimas. Tai jiems yra kompensuojamas gydymas breketų sistema. Visiems kitiems vaikams yra kompensuojamas gydymas tik plokštelėmis arba funkciniais aparatais, veido kaukės irgi įeina greito plėtimo aparatas. Na, yra galimybių, bet tas galimybės gali jums jau pasakyti konkrečiai gydytojas, kuris konsultuoja. Dokumentai dažniausiai tvarkomi toj įstaigoje, kuri turi sutartį su ligonių kasa. Tai tenai jau būna arba gydytojas, arba asistentas tą padeda sutvarkyti. Aš sakyčiau, kad visiems vaikams reikėtų apsilankyti pas ortodontą maždaug 7-8 metų laikotarpyje, tam, kad jisai pasižiūrėjęs įvertintų, ar bus reikalingas gydymas ir kuriuo amžiaus laikotarpiu jisai būtų palankiausias. Taip mes iš anksto galime prognozuoti, kada to gydymo reikės. Kitas dalykas, jisai anksti pastebės dantų dygimo sutrikimus, padarys rentgeno nuotrauką, pažiūrės, ar matosi visų dantų užuomazgos. Tai toks pirmas apsilankymas, sakyčiau, reikalingas visiems vaikams. Na, o vėliau profilaktiniai apsilankymai reikalingi tiem vaikam, kuriem matai padidintą riziką. Tarkim, nėra sąkandžio anomalijos šiuo metu, bet matai, kad galbūt jinai gali išsivystyti, tai tada tie profilaktiniai vizitai turėtų būti parenkami individualiai. Daugeliu atveju tai yra vieną kartą per metus, kol reikalingas yra kažkokia, iki to laiko, kai reikalinga intervencija kažkokia. Na ir labai svarbi profilaktikos, kaip priemonė arba rūšis yra užtikrinti normalias fiziologinės funkcijas. Tai reiškia normalų kvėpavimą per nosį, taip pat normalų kramtymą, tai reiškia kramtyti abiem pusėm vienodai ir anksti pastebėti kažkokius tai dėl to atsirandančius sutrikimus. Tarkim, jeigu vaikas kramto daugiau vieną pusę, stiprėja tos pusės kramtomieji raumenys ir vystosi veido asimetrija. Ar nekvėpuoja per burną, nes neauga viršutinis žandikaulis tiek, kiek galėtų turėti. Taip pat, jeigu yra piršto čiulpimas arba ilgalaikis čiulptuko naudojimas, ir labai svarbu tėveliams atkreipti dėmesį iš kokio buteliuko vaikas geria. Kai baigiame maitinti iš buteliuko, tarkime, tai svarbu, kad vaikas kuo anksčiau pradėtų gerti iš normalaus puodelio. Ne su ta tokia kaip čiulptuko galvute, galima sakyti, ar ne, bet iš normalaus puodelio, nes tik taip gali formuotis normalios funkcijos lūpų, liežuvio ir tada užtikrinamas normalus sąkandžio vystymasis. Taip pat noriu pabrėžti, kad gydytojas odontologas yra labai svarbus užtikrinant savalaikę ortodontinių anomalijų diagnostiką ir aišku gydymą. Jeigu jūs profilaktiškai lankotės bent jau kas metus pas gydytoją odontologą, jisai tikrai laiku pastebės esančią sąkandžio anomaliją, besivystančią problemą ir tikrai jūs nukreips pas reikiamą specialistą. Tai tie profilaktiniai vizitai yra labai svarbus. Kaip ir galės patarti dėl, tarkim, tam tikrų funkcijų, ar ne? Vat kaip piršto čiulpimas, kaip greičiau jo atsikratyti to neigiamo įpročio arba kaip pakeisti vieną mitybos būdą į kitą, kas irgi skatina normalų fiziologinio sąkandžio vystymąsi.